Pažįstamas jausmas, kai santykiuose atrodo viskas jau pagaliau gerai. Bet tu negali pasimėgauti tą akimirką, negali įkvėpti to oro ir atsipalaiduoti. Tavo vidinė įtampa, nerimas, baimės sudaro karinę parengtį, kada duos signalą veikti. Tu nuolatos verdi dar toje įtampoje, skanuodama aplinką ir žiūrėdama, kur yra tie signalai, kur gali iššaukti konfliktą. Ir tokia būsena tiesiog yra alinanti, kai tavo protas niekada negali išsijungti, nes jeigu išsijungs, įvyks karas, kuriam tu būsi nepasiruošusi. Šitokioj padėty viena likti negali. Tai per daug yra skausminga ir sunku. Nori sužinoti, kaip parengti strategiją, kad pagaliau protas atsipalaiduotų, o santykiai tuo momentu nesusprogtų? Komentuok testas. Ir aš atsiųsiu tau nuorodą pasidaryti testą, kuris duos tau aiškumą, į kurias vietas reikia atkreipti dėmesį, kad santykiai taptų taika, o ne karu.